5 skyrius. Aktyviai gaukite gausą. Puikiai žinau, kad tai, ką jums papasakojau šiuose pirmosiuose raktuose, toli peržengia tai, kas jums buvo pasakojama tikybos pamokėlėse. Tai toli peržengia tai, ko jūs mokė bet kokia tradicinė religija šioje planetoje. Taip pat žinau, kad tie, kurie yra atviri šiam kursui, jau pradėjo suvokti giliai savo širdyje, kad gyvenimas yra daug didesnis už tą jo paveikslą, kuris jiems buvo piešiamas mokykloje ar bažnyčioje. Jie yra pasirengę peržengti tradicinės proto dėžutės ribas, idant atrastų atsakymus į savo klausimus apie gyvenimą. Vis dėlto, mums reikia pakalbėti apie paprastą faktą, kad tokia daugybė religijų šiame pasaulyje skleidžia Dievo įvaizdį, kuriame jį vaizduoja egzistuojantį jūsų išorėje, vaizduoja jį kažkokia tolima būtybė danguje. Deja, kai kurios religijos, ypač vakaruose, vaizduoja šį Dievą piktą ir teisiančią būtybę. Tam tikri religiniai autoritetai išsikėlė save į poziciją, kurioje galvoja turintis teisę teisti kiekvieną, nesutinkantį su tuo, ką jie tiki esant vieninteliu tikru mokymu apie Dievą. Daugelis šių žmonių yra linkę labai greitai visus teisti ir teigia, kad kiekvienas, kalbantis apie idėjas, kurios netitinka jų Biblijos interpretacijų, piktžodžiauja arba atstovauja antikristą. Jie šitaip kalba net ir apie tikruosius dvasinius žmonijos mokytojus, apie būtybės, kurios visą savo gyvenimą pašventė žmonijos išlaisvinimui nuo visų stabmeldiškų įvaizdžių pančių. Bet kokio piktžodžiavimo širdis yra Dievo neigimas. Daugelio religijų skleidžiamas įvaizdis yra paremtas labai subtiliu Dievo neigimu. Bet kuri religija, kuris skelbia išorinę Dievo įvaizdį ir teigia, kad tai yra viskas, ką galima sužinoti apie Dievą, ar kad tai yra vienintelis tikras Dievo įvaizdis, iš tiesų skleidžia filosofiją, kuri kyla iš Dievo neigimo. Iš tiesų yra labai liūdna, kad daugelis krikščioniškų bažnyčių palaiko šį išorinio Dievo, pikto Dievo danguje įvaizdį. Jeigu krikščionis atidžiau skaitytų savo Bibliją, atvirų protų ir širdimi, jie pamatytų, kad pats Jėzus mokė, jog Dievas nėra išorėje. Jėzus kalbėjo apie Dievą, kurį galima pažinti asmeniškai, ir šį Dievą jis vadino tėvu. Jis taip pat kalbėjo apie Senojo testamento citatą: Jūs esate dievai, Jono 10 puslapis 34 eilutė, ir pasakė teiginį, kad žmonės neturėtų ieškoti Dievo karalystės išorėje, nes Dievo karalystė yra jumise. Luko 17 puslapis 21 eilutė. Kai prie to dar pridurėme tai, kad Jono Evangelija aiškiai sako, jog be Dievo nieko nebuvo sukurta, kas buvo sukurta. Jono 1 puslapis 3 eilutė. Pamatome, kad egzistuoja gilesnis supratimas apie Dievą, slypintis už to išorinio, danguje esančio Dievo įvaizdžio. Tik tai tie, kurie ryšis paleisti savo išorinio Dievo stabus, sugebės pažinti tikrąjį Dievą. Šio Dievo neįmanoma pažinti išorinėmis juslėmis ar žmogišku intelektu. Šį Dievą galima pažinti tik tai vidiniu jutimu, tyros intuicijos pajutimu, kuri yra raktas į bet kokius dvasinius arba mistinius patyrimus. Šio patyrimo pagalba galėsite pažinti Dievo realybę. Galėsite žinoti, kad Dievo esatis iš tiesų yra jumise, kaip Jėzus aiškiai žadėjo. Tiesa, kurią Jėzus skelbė, tiesa, kuri buvo paslėpta po tradicinių doktrinų sluoksnių, yra ta, kad jūs esate Dievo palikonis, esate Dievo sūnus arba dukra. Ir raktas savo tikrajam tapatumui atrasti
yra eiti vidun ir atkurti ryšį su savo aukštesniuoju aš, savo dvasiniu aš, kurį mes vadiname aš esu, esatimi. Man patinka šis vardas, nes iš tiesų būtent esate suteikia savimonę, leidžiančią jums žinoti, kad aš esu. Kad galėtumėte pilnai priimti tai, kas esate ir kodėl esate čia žemėje, jums reikia ryžtis paleisti išorinio Dievo įvaizdį. Iš tiesų yra Dievas, kuris yra visagalis dangaus ir žemės kūrėjas. Ir šis Dievas yra savimonė turinti būtybė. Įvaizdis, kad šis Dievas yra konkrečią formą turinti būtybė, gyvenanti kažkokiame aukštesnėme pasaulyje, yra stabmeldiškas įvaizdis, ribojantis jūsų kūrėjo realybę. Jūsų kūrėjas negali tilpti į vieną kažkurią būtybę, gyvenančią aukštesnėje karalijoje. O priežastis tam yra paprasta. Kaip yra sakoma Jono Evangelijoje, be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, o tai reiškia, kad kūrėjas viską sukūrė iš savo paties substancijos ir esybės. Kūrėjas yra visame kame, kas yra sukurta. Jeigu norite užpildyti savo teisėtą bendrakūrėjo rolę, jums reikia įveikti atskirties sąmonę, kuri neigia, kad Dievas yra ten, kur esate jūs. Todėl tai iš tiesų yra antikristo sąmonė ir visų piktžodžiavimų šaltinis. Tūkstančius metų žmonės buvo programuoti garbinti Dievą, kuris egzistuoja kažkur danguje, bet nėra randama žemėje. Jums nuo vaikystės buvo diegiamas dualistinis Dievo įvaizdis, kuris sako, kad jūs esate čia, o Dievas yra kažkur kitur. Esate atskirti nuo Dievo kažkokiu neperžengiamu barjeru. Ir vienintelis būdas jums išsigelbėti ir sugrįžti į Dievo karalystę yra sekti išorinės religijos diktatais, kuri jūs išgelbės ir sugrąžins namo. Pagrindinis Jėzaus tikslas buvo sudaužyti šį išorinio Dievo įvaizdį. Jis atėjo padėti žmonėms liautis, garbinti stabus ir veikti iliuziją, kad jie yra atskirti nuo savojo Dievo ir kad jiems reikia kažko už savo ribų, idant galėtų atkurti ryšį su savojo Dievu ir būti išganyti. Ką jūsų manymu iš tiesų reiškia Jėzaus pasakymas, kad Dievo karalystė yra jumise? Tai reiškia, kad jums nereikalinga išorinė bažnyčia, kad galėtumėte pasiekti Dievo karalystę. Jums nereikalingas dvasininkų elitas teigiantis, kad galėsite būti išganyti tik tuomet, jeigu klausysite kiekvieno jų diktato. Būtent tokie dvasininkai priešinasi viskam, ką darė Jėzus. Ir tai yra tie patys dvasininkai, netikri pamokslautojai, kurie nužudė mano sūnų ir jūsų dvasios brolį. Kiekviename amžiuje atsirasdavo nedidelis žmonių elitas, kurie būdavo absoliučiai įsitikinę, jog žino absoliučią tiesą apie Dievą. Tačiau tai, ką jie laiko absoliučia tiesa, iš tiesų yra išorinio Dievo iliuzija, teigianti, kad Dievas yra atskirtas nuo savo kūrinijos. Ir tai iš tiesų yra esminė problema Žemės planetoje. Iš čia kyla kančios, skausmas ir ribotumai. Visi žmonijai žinomi ribotumai prasideda nuo įsitikinimo, kad galite padalinti Dievo kūrinyje į atskiras sferas ir kad šioje sferoje, materialiame pasaulyje, Dievo nėra. Būtent šis tikėjimas yra visokio blogio šaknis, nes jis leidžia savimonę turinčiams būtybėms, kurios buvo sukurtos būti bendrakūrėjai su Dievu, nustumti šalį savo tikrąjį tapatumą ir pradėti galvoti, jog gali daryti ką panorėjusis šioje visatoje ir su tuo išsisukti.
Būtent atskirties sąmonė, atskirtis nuo Dievo kūrinijos visumos ir atskirtis nuo kitų žmonių pagimdo žmogaus nežmonišką elgesį su kitais žmonėmis. Būtent ši sąmonė leido žmonėms naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, Dievo jiems suteiktais gebėjimais, susikuriant pasaulėžiūrą, kuri visa yra paremta iliuzija. Žmonėje kolektyviškai pasinaudojo Dievo, jiems duota vaizduotė ir laisva valia, kad susikurtų iliuziją, jog materialus pasaulis yra toks tankus, kad Dievo čia nėra. Tai leidžia kai kuriems žmonėms tikėti, kad Dievo įstatymai šiame pasaulyje neveikia ir kad jie atsiskyrė nuo Dievo įstatymų ir susikūrė savo pačių įstatymus. Jie tapo patys savo įstatymų. Jie mano susikūrę savo realybę, kurioje gali apibrėžti įstatymus savo naudai, idant galėtų daryti, ką panorėję, nepjaudami pasekmių, nepjaudami to, ką pasėjo. Visa ši mąstysena paslepia Dievo realybę nuo žmonių akių. Realybė yra tokia, kad iš Dievo nepasišaipysite. Galatams 6 puslapis 7 eilutė. Ir jo įstatymų neveikia žmonių įsitikinimai. Netaip seniai katalikų bažnyčia skleidė tikėjimą, kad Žemė yra visatos centras ir kad visos žvaigždės danguje sukasi aplink ją. Kaip šiandien žinote, taip nėra ir taip nebuvo net ir tuomet, kai visi tikėjo tai esant tiesa. Žemė nebuvo plokščia, kai visi tikėjo, kad ji yra plokščia. Priežastis ta, kad tikėjimas nepaverčia kažko tikrovę, jeigu šis tikėjimas prieštarauja Dievo realybei. Toks tikėjimas gali laikinai paslėpti Dievo realybę protuose tų, kurie šį tikėjimą garbina kaip faktą, protuose tų, kurie garbina stabmeldišką įvaizdį. Realybė yra tokia, kad kai Dievas sukūrė materialią visatą ir sukūrė savimonę turinčias savo paties tasas, sąmoningas, vaizduotę ir laisvą valią turinčias būtybės, Dievas puikiai žinojo, kad jam suteikus jums šią beribę vaizduotę ir laisvą valią, jūs galite pasinaudoti šiais gebėjimais jums patiems ir kitoms Dievo kūrinijos dalims žalingų būdų. Daugelis žmonių šiuo metu yra įstrigę sąmonės būsenoje, kurioje taip stipriai susikoncentravę į save, į tai, ką jie laiko savo tapatumu, kad iš tiesų nesugeba pamastyti apie tai, kas būtų geriausia kitoms gyvybės dalims. Jie visiškai nenori pamastyti apie tai, kaip jų veiksmai veikia kitus žmones. Jums neturėtų būti sunku pažvelgti į šiandieninės laikraščių antraštes ir atrasti ekstremalaus savanaudiškumo pavyzdžių, kuomet žmonės elgiasi taip, lyg kiti žmonės būtų visiškai nesvarbus ir elgiasi taip, lyg galėtų nuo bet ko išsisukti, nes turi valdžią ir pinigus. Kai Dievas jūs sukūrė, jis nesukūrė jūsų vienų, jis nesukūrė visos visatos išskirtinai jūsų malonumui. Dievas sukūrė daug savimonę turinčių būtybių ir visos šios būtybės yra sukurtos iš paties Dievo esybės ir substancijos. Visos jos yra, kaip mes sakome danguje, Dievo kūno dalis. Dievo kūnas yra koncepcija, kurią galėtumėte pasilaikyti savo protą, nes labai gerai žinote, kad nors jūsų mažasis kojos pirštelis yra ganėtinai nereikšminga jūsų kūno dalis, jeigu sužeisite šį pirštelį, tai paveiks visą jūsų kūno savijautą. Didelis skausmas jūsų mažajame pirštelyje gali jums sukelti labai didelį diskomfortą ir todėl, jeigu žeisite kitus žmones, tai neišvengiamai paveiks jūsų pačių gyvenimo patyrimą. Kai Dievas kūrė šią visatą, jis nesukūrė jos išskirtinai jums.
Jis ją sukūrė tokiu būdu, kad visi jo sūnus ir dukteris turėtų lygias galimybės mokytis, naudodamiesi savo kūrybiniais gebėjimais. Tai darydamas, Dievas žinojo, jog privalo įdiegti saugumo mechanizmą į pačią šios visatos konstrukciją. Jeigu keletas jo sūnų ir dukterų pamirštų esantis Dievo kūno dalimi ir pradėtų elgtis taip, lyg jie vieninteliai yra svarbus, tuomet šie keletas negalėtų sunaikinti visų savo brolių ir seserų ir negalėtų sunaikinti visos visatos. Jeigu visuomenė neturėtų jokių įstatymų, kurie reikalautų iš žmonių atsakyti už savo veiksmus, tokia visuomenė nugrimstų į savivaliavimą ir anarchiją. Patys agresyviausi, negailestingiausi ir tie, kurie nenori mąstyti apie kitus, turėtų nesąžiningą pranašumą prieš nuoširdžius ir mylinčius žmones. Jums reikėtų labai rimtai savęs paklausti, ar tikite, kad Dievas sukūrė visą visatą taip, kad suteiktų pranašumą nemylinčiams, nesąžiningoms ir savanaudiškoms būtybėms, ar priešingai, jis sukūrė visatą su į ją įdiegtų saugumo mechanizmu, užtikrinančiu, kad tie, kurie yra tapę savanaudžiais, negalėtų sunaikinti visos visatos ir negalėtų iš tiesų sunaikinti arba kontroliuoti savo brolių ir seserų. Leiskite man dabar paaiškinti vieną iš saugumo mechanizmų, kurį Dievas įdiegė į visatos, kurioje gyvenate konstrukciją. Jūsų visatos kūrėjas yra plėtimosi jėga. Jis yra besiplečianti esybė. Tai galėtume pavadinti Dievo tėvo aspektu. Tai yra veržimasis tapti daugiau, veržimasis save transcenduoti, nes be jo iš Dievo viseto nieko nebūtų buvę sukurta. Jokia forma nebūtų iškilus iš beformio ir savo pakankamo Dievo. Jūsų kūrėjas, jūsų Dievas, yra deginanti ugnis, kuri degina viską, kas nepanašu į ją, savo nuolatos besiplečiančiame savitranscendencijos cikle. Plėtimosi jėga negali sukurti formos, kuri būtų tvari bent sekundę. Jeigu visata turėtų tik tai plėtimosi jėgą, niekas nebūtų tvaru. Viskas būtų vienas didelis sprogimas, neturintis jokių formų. Jūsų mokslininkai šiuo metu mėgsta didžiojo sprogimo teoriją, kuri sako, kad visa visata prasidėjo nuo milžiniško sprogimo. Tačiau, jeigu iš tiesų egzistuotų tik tai tėvo plėtimosi jėga, tuomet visata būtų vienas nesibaigiantis sprogimas, kuriame nebūtų galima išsaugoti jokių formų, nes jas akimirksniu išsprogdintų plėtimosi jėga. Tam, kad galėtų sukurti tvarias formas, Dievas turėjo sukurti jėgą, kuri subalansuotų tėvo plėtimosi jėgą. Ši jėga yra motinos traukimosi jėga. Ir būtent ši jėga gimė tuomet, kai Dievas tarė, tebūnie šviesa. Šviesa yra substancija, iš kurios galima nulipdyti bet kokią formą. Ir kai jai yra suteikiama kažkokia konkreti forma, ji šią formą kurį laiką išsaugoja. Šviesa yra motinos traukimosi jėgos išraiška. Ir visa visata, kurioje gyvenate, buvo sukurta per harmoningą ir subalansuotą šių dviejų bazinių jėgų sąveiką. Tėvo plėtimosi jėga papildo motinos traukimosi jėgą. Tėvo plėtimosi jėga veikia motinos šviesos substanciją ir iš jos pirminio būvio suformuoja konkrečias formas. Kai motinos šviesą veikia tik tai tėvo plėtimosi jėga, tėvo sukurta forma turi amžiną tvarumą. Kai Dievas sukūrė savimonę turinčias savo paties tasas, jis puikiai žinojo, kad šios būtybės neturi patirties naudotis savo kūrybinėmis galiomis. Todėl yra visiškai įmanoma, kad jos gali pasinaudoti savo vaizduotę
įsivaizduodamos formas, kurios nebūtų naudingos nei joms pačioms, nei visumai. Jis taip pat žinojo, kad nors kai kurios būtybės gali sukurti netobulas formas, nesuvokdamas, ką daro, kitos gali imti piktnaudžiauti savo laisvą valią, tyčia sukildamos prieš Dievo užmanymą šiai visatai. Dievas žinojo, kad yra būtina, jog jo sūnus ir dukteris pereitų mokomąjį periodą, per kurį galėtų išplėsti savo suvokimą apie tai, kas jie yra ir kaip veikia pasaulis. Tai išmokę, jie galėtų naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, plėsdami visumą, užuot naikinę visumą ir save. Vėlgi, Dievas nori, kad visa visata tarnautų ne vienai kuriai nors individualiai būtybei, o visam Dievo kūnui. Dievas turėjo užtikrinti, kad viena individuali būtybė negalėtų piktnaudžiauti savo kūrybinėmis galiomis iki tokio laipsnio, kad sunaikintų visatą arba jos dalį, tuo būdu sunaikindama kitų Dievo sūnų ir dukterų augimo platformą. Norėdamas tai pasiekti, į motinos šviesą Dievas įdiegė išmintį. Motinos šviesa turi įdiegtą tendenciją visada būti rimties būsenoje, kurioje nėra jokių išreikštų formų. Motinos šviesa negali kurti pati. Jai reikalinga savimonę turinčios būtybės jėga, kuri veiktų motinos šviesą, nukreipdama Dievo plėtimosi jėgą. Tuomet motinos šviesa prisima formą, kuri yra saugoma savimonę turinčios būtybės bendrakūrėjo prote. Motinos šviesa turi tendenciją visada sugrįžti į savo rimties būseną, kurioje nėra jokių išreikštų formų. Tai yra saugumo mechanizmas, užtikrinantis, kad ne vienas individualus bendrakūrėjas negalėtų piktnaudžiauti savo kūrybiniais gebėjimais iki tokio lygmens, kad sunaikintų Dievo kūrinijos visumą. Tai, ką jums paaiškinsiu toliau, yra subtilus principas, kurį žmogiškajam intelektui bus sunku suvokti. Jeigu mąstysite savo širdimi ir naudosite savo intuiciją, imsite suprasti tai, ką jums dabar paaiškinsiu. Sakiau jums, kad motinos šviesoje yra įdiegta jėga, verčianti ją išsaugoti rimties būseną, kurioje šviesa egzistuoja, tačiau neturi jokios konkrečios formos. Ji yra nediferencijuota. Ko reikia, kad motinos šviesa įgytų formą? Reikia sąmoningo proto, turinčio kūrybinius Dievo gebėjimus, vaizduotę ir laisvą valią. Protas privalo turėti valios jėgą, kad galėtų įsprausti šią formą ant motinos šviesos, tuo būdu išjudindama šią šviesą iš jos rimties būsenos. Motinos šviesa pagimdo išreikštą formą, kuri gali būti atskirta nuo rimties būsenos. Iš pradžių tik tai Dievas kūrėjas turėjo šią kūrybinę galią. Dievas pasinaudojo savo kūrybinę galią, vizualizuodamas visatą, formų pasaulį, galiausiai tapusi jo sūnų ir dukterų augimo platforma. Norėdamas ką nors sukurti, kas turėtų formą, Dievas privalėjo padaryti tam tikrus pasirinkimus. Dievas gali įsivaizduoti daug įvairiausių visatų. Tačiau, kai reikia materializuoti vieną konkrečią visatą, Dievas turi pasirinkti, kaip ši visata bus suplanuota. Mokslininkai nuolatos atranda vis naujus šios visatos vienovę palaikančių jėgų subtilios prigimties aspektus. Ir tai jums rodo, kad Dievas padarė tam tikrus pasirinkimus, planuodamas šią visatą. Jeigu šios jėgos būtų bent šiek tiek sutrikdytos, visa visata akimirksniu sugriūtų. Jūsų kūrėjas šią visatą sukūrė su besąlyginė meile jums
ir tyru troškimu sukurti pasaulį, kuris jums suteiktų geriausią įmanomą platformą jūsų augimui. Suprantu, kad gyvenimas Žemėje gali būti labai sunkus ir skausmingas. Ir daugeliu žmonių nuo vaikystės buvo diegiamas užslėptas ir sąmoningai nesuvoktas pyktis prieš Dievą. Dievą jiems buvo diegiama laikyti išoriniu dievu, piktu dievu danguje, nesąžiningai primetusiu jiems savo valią ir verčiančiu juos kentėti. Kai kurie žmonės kentėjo tiek daug, jog pasiekė tašką, kuriame pyksta ant Dievo jau vien todėl, kad egzistuoja. Visi jūsų Žemėje matomi netobulumai nebuvo sukurti Dievo ir jų nebuvo pirminėme Dievo plane šiai visatai. Dievas nuo pat pradžių įsivaizdavo visatą, kurioje visi jo sūnūs ir dukterys gyventų nuolatinėje gausoje ir šią gausą jie galėtų didinti savo kūrybinėmis galiomis. Dievas neįsivaizdavo, net ir akimirkai, dabartinių Žemėje egzistuojančių sąlygų, kančios ir skausmas, kuriuos matote visoje šioje planetoje, tiesiog išeina iš Dievo vaizduotės ribų. Jis niekada neturėjo vizijos šioms sąlygoms egzistuoti šiame pasaulyje, kadangi, kaip yra sakoma Biblijoje, jo akis negali matyti pikto. Habakuko 1 puslapis 13 eilutė. Tačiau jis taip pat žinojo, kad jam suteikus savo bendrakūriems vaizduoti ir laisvą valią, jie iš tiesų gali sukurti sąlygas, kurios netitiks jo vizijos. Prašau jūsų, pamastykite širdyje apie šią tikrovę, kad Dievas turėjo tik pačius geriausius ir vien meilė grįstus ketinimus, kurdamas šią visatą. Jis jos nesukūrė tam, kad sukeltų jums kančias. Jis jos nesukūrė tam, kad priverstų jūs jaustis vargšais nusidėjėliais. Jis jos nesukūrė tam, kad priverstų jūs galvoti, kad esate mirtinga žmogiška būtybė, kuri nueis į pragarą, jeigu neseks kokios nors išorinės bažnyčios ar išorinės dievybės diktatais. Dievas šią visatą sukūrė kaip geriausią įmanomą platformą jūsų kūrybiniams gebėjimams vystytis. Idant galėtumėte save transcenduoti ir tapti laisva būtybė danguje, pilnai suvokiančia, kuo esate ir kaip jūsų veiksmai veikia visumą, kurios dalimi jūs esate. Jūs nesate atskirti nuo šios visumos. Jūs esate visuma. Esate viena iš jos išraiškų. Kai Dievas kūrė šią visatą, jis padarė tam tikrus pasirinkimus. Šie pasirinkimai apibrėžia bazinės jėgas, palaikančią šios visatos vienovę. Už šių pasirinkimų egzistuoja tam tikri kūrybiniai principai. Ir fundamentaliausias iš šių principų negi nebuvo nulemtas jūsų kūrėjų. Tai yra principas, kuris yra įdiegtas į pačią kūrinyje. Kadangi visa kūrinyje, visos išreikštos formos kyla iš Dievo troškimo būti daugiau. Universalus, už visos kūrinyje slypintis principas yra toks, kad kūrimas niekada nesustoja. Tai yra nesibaigiantis procesas. Esminis kūrinijos įstatymas, esminis gyvenimo įstatymas yra tai, kad niekada negalite stovėti vietoje. Jokia forma niekada negali būti amžina ir visos savimonę turinčios būtybės turi nuolatos save transcenduoti bei tapti daugiau, plėsdamos savo kūrybinių galių suvokimą, plėsdamos savo tikrojo tapatumo ir vienovės su visa Dievo kūrinyje suvokimą. Tai yra visos kūrinijos varomoji jėga, be kurios nieko nebūtų buvę sukurta. Nors jums buvo suteikta beribė vaizduotė ir laisva valia, negalite naudotis šiais kūrybiniais gebėjimais
susikurdami tam tikrą tapatumo jausmą ir tuomet pasilikdami šiame tapatumo jausme amžinai. Dievas jums davė laisvą valią, tai reiškia, kad Dievas jums suteikė teisę susikurti tapatumo jausmą, kuriame save laikytumėte vargšų nusidėjėlių, gyvenančių planetoje, kurioje viešpatauja kančios ir galvojančių, kad nueis į pragarą, jeigu netikės išorinės bažnyčios diktatais, sukurtais kitų vargšų nusidėjėlių. Pati gyvybinė jėga reikalauja iš jūsų nepasilikti šiame ribotame tapatumo jausme amžinai. Jeigu iš tiesų mėginsite įsikibę laikytis šio riboto tapatumo jausmo, tuomet kaip saugumo mechanizmas suveiks motinos traukimosi jėga, kuri nugriaus jūsų ribotus, nesubalansuotus kūrinius, kaip nugriovė Babelio bokštą. Pradžios 11 puslapis 4 eilutė. Tai įvyks dėl to, kad kai susikuriate ribotą tapatumo jausmą, traukimosi jėga akimirksniu ima griauti šį tapatumą ir net materialias formas, kylančias iš jūsų tapatumo jausmo. Po kurio laiko motinos traukimosi jėga neišvengiamai laimės ir jūsų tapatumo jausmai bus mestas iššūkis. Ir jūs tuomet būsite priversti susidurti su Biblijoje aprašytų pasirinkimų. Rinkite šią dieną, kam tarnausite. Jozuės 24 puslapis 15 eilutė. Klausimas yra toks: ar tarnausite gyvenimui, tai reiškia augimui, ar tarnausite mirčiai, tai reiškia stovėjimui vietoje, galiausiai atvesiančiam prie jūsų susinaikinimo. Esminis jūsų pasirinkimas yra savitranscendencija arba susinaikinimas. Štai kodėl Mozė sakė: rinkitės gyvenimą. Pakartoto įstatymu 30 puslapis 19 eilutė. Rinkitės augti ir plėsti savo ribotą tapatumo jausmą. Žinau, kad šie mokymai gali pasirodyti abstraktus, tad leiskite man pamėginti padaryti juos praktiškesnius, palyginant juos su kasdieninė jūsų patirtimi. Puikiai žinote, kad inžinieriai, kurie suprojektavo jūsų automobilį, tai padarė naudodamiesi tam tikrais gamtos dėsniais, tam tikrais projektavimo principais. Norint suprojektuoti automobilį, kad jis darytų tai, ko norite, turite laikytis tam tikrų dėsnių. Tai reiškia, kad norėdami išlaikyti savo automobilį veikiantį, turite laikytis tam tikrų jo priežiūros taisyklių. Jūsų automobilis važiuoja dėl to, kad jo variklis yra sukurtas iš tam tikrų metalinių detalių, sugebančių atlaikyti cilindruose generuojamų sprogimų slėgį. Šios metalinės detalės susidėvės, jeigu nebus apsaugotos tepalo sluoksniu. Tepalas galiausiai susidėvi ir užsiteršia. Tad jums jį reikia reguliariai keisti. Jeigu nusipirksite naują automobilį ir niekada nekeisite tepalo, variklis tiesiog nustos veikti. Negalite dėl to kaltinti inžinierių suprojektavusių jūsų automobilį, kadangi jie tiesiog suprojektavo jį pagal gamtos dėsnius. Tad viso to neišvengiama pasekmė yra ta, jog turite keisti tepalus, idant išsaugotumėte variklio gebėjimą veikti. Reguliariai keičiate tepalus savo automobilyje ir nemanote, kad tai yra jūsų esminės laisvės naudotis savo automobiliu suvaržymas. Esminiai kūrimo principai, kuriais naudojasi jūsų kūrėjas, nevaržo jūsų kūrybinės laisvės ir jūsų kūrybinių galių. Jūsų automobilis yra sukurtas suteikti jums maksimalią judėjimo laisvę ir galite su juo važiuoti, kur tik tai norite, tol, kol laikysitės paprastų priežiūros principų. Jūsų automobilis nepaliaus jums duoti šią laisvę ilgą laiką. Jeigu tyčia arba per savo neišmanymą ignoruosite šios principus, jūsų automobilis nustos veikti ir prarasite judėjimo laisvę, kurią jūsų automobilis jums davė. Lygiai taip pat ir visata,
kurioje gyvenate, veikia pagal tam tikrus principus. Tol, kol laikote šių principų, kol naudojate savo kūrybinėmis galiomis parametrų, kuriais Dievas naudojasi kurdamas šią visatą ribose, galite ir toliau bendrakurti dar didesnę gausą savo. Jeigu eisite prieš principus, kurių pagalba jūsų kūrėjas sukūrė visatą, palaipsniui susikursite problemas, susikursite pasekmes, kurios apribos jūsų kūrybinės galias. Ir būtent tai paaiškina daugybę kančių ir ribotumų, kuriuos matote žemėje. Šios kančios nėra pikto Dievo danguje kerštas. Tai yra natūrali pasekmė fakto, kad dauguma žmonių šioje žemėje piktnaudžiavo savo kūrybinėmis galiomis. Jie pasinaudojo savo vaizduotę, kad susikurtų klaidingą įvaizdį, sakantį, kad ši žemė yra ribotas pasaulis, kuriame visiems nepakanka gausos. Jie pasinaudojo savo valia, priimdami šį įvaizdį kaip vienintelę įmanomą tiesą. Jie tiki, kad jų ribotumai, skausmas ir kančios iš tiesų yra neišvengiami ir kad jie nieko negali padaryti, jog juos įveiktų. Jeigu iš tiesų norite turėti gausingą gyvenimą, jums reikia priimti teisingą požiūrį šiai gausai gauti. Negalite priimti pasyvaus požiūrį ir sakyti, kad esate auka, bejėgė, jums nepavaldžių jėgų auka. Negalite priimti požiūrį, kad tik tai Dievas danguje jums gali duoti šią gausą, ar kad ši gausa priklauso nuo kitų žmonių šiame pasaulyje. Jums reikia priimti požiūrį, kad jeigu norite turėti gausą, turite atnešti ją įsikūnymą, naudodamiesi Dievo jums duotomis kūrybinėmis galiomis. Šių galių širdis yra jūsų vaizduotė ir jūsų laisva valia. Jums reikia pasiryžti harmonizuoti save, harmonizuoti savo supratimą ir pasirinkimu su esminiais principais, kuriais Dievas naudojasi, kurdamas šią visatą. Kai žinosite šios principus, galėsite naudotis savo vaizduotę Dievo įstatymų ribose. Tai darydami, atnešti gaus į savo gyvenimą tokiu būdu, kuris bus tvarus ir kuriuo, tiesą sakant, galėsite šią gausą nepaliaujamai didinti. Dievui malonu jums dovanoti karalystę ir jis sukūrė šią visatą taip, kad visi jo sūnus ir dukteris galėtų turėti gausingą gyvenimą. Tai reiškia, kad gausos kiekis, kurią jie gali įgyti, nėra ribotas, nes jų gausa nuolatos auga, visiems didinant savo individualią gausą. Visumos gausa taip pat didėja. Kai visi nuolatos didina savo gausą, nelieka jokių prieštaravimų ar konfliktų tarp individo ir visumos. Esminis Dievo visatos užmanymas sukuria labai ypatingą egzistavimo būseną. Visos Dievo sukurtos būtybės buvo sukurtos iš jūsų kūrėjo esybės. Jos visos yra Dievo tąsos ir Dievo individualizacijos, Dievo sūnus ir dukteris. Žmonės, kuriuos matote žemėje, yra to paties Dievo tąsos. Ir todėl jie visi yra Dievo visumos, Dievo kūno dalis. Pirminėje šios visatos Dievo vizijoje ir plane visi jo sūnus ir dukteris būtų žinoję patys iš savęs kūrybinius principus, kurių pagalba Dievas sukūrė šią visatą. Tai yra paaiškinama Biblijoje žodžiais, kad Dievas įdėjo savo įstatymus į jūsų vidų. Jeremijo 31 puslapis, 33 eilutė. Dievas užkodavo kūrybinius principus į patį jūsų esybės audinį, į patį jūsų dvasinio aš audinį.
Kol išlaikote ryšį su savaja aš esu esatimi, tol instinktyviai arba intuityviai žinote, kaip išreikšti savo vaizduotę ir laisvą valią taip, kad tai derėtų su kūrybiniais Dievo principais. Kai jūs, būdami individualia būtybė, išreiškite savo kūrybiškumą harmonijoje su Dievo principais, jūsų veiksmai neša naudą ne tik jums patiems, jie neša naudą ir visoms kitoms gyvybės dalims. Didindami savo pačių gausą, taip pat didinate visumos gausą. Jūs gyvenate šioje visatoje ir nesate joje vieni. Nesate vienintelis žmogus Žemėje. Šiandien Žemėje matote intensyvius konfliktus tarp individų ir žmonių grupių. Tai nebuvo pirminis Dievo planas ir vizija. Dievo vizijoje konfliktai tarp individų ar grupių neegzistuoja, nes nėra atskirties tarp individo ir visumos. Ši nekaltumo būsena, ši malonės būsena, ši rojaus būsena gali būti išsaugota tik tol, kol individualios būtybės naudojasi savo kūrybinėmis galiomis kūrėjo nustatytų principų ribose. Kol kritinė masė individų Žemėje naudosi savo kūrybiškumu harmonijoje su Dievo įstatymais. Į šį pasaulį bus atnešta dar daugiau gausos ir žmonija palaipsniui išplės savo gausą. Tuo atveju nebus jokio konflikto tarp individo ir visumos, kadangi visi gaus daugiau gausos ir niekas nejaus stygiaus. Kai nėra jausmo, kad yra tik ribotas turtų kiekis, nėra jokio poreikio imti iš kitų. Kam imti iš kitų, kai galite dovanai gauti daugiau tiesiai iš Dievo? Atlikite mintyse eksperimentą ir įsivaizduokite, kad tapote stebuklingo žibinto, minimų tokioje daugybėje pasakų savininku. Jeigu turėtumėte tokį žibintą, jums nieko nereikėtų iš išorės, kad gautumėte tai, ko trokštate. Tiesiog patrintumėte žibintą ir iš jos iššokusiam džinui pasakytumėte, ko norite, ir jis akimirksniu jums tai duotų. Jeigu turėtumėte tokį stebuklingą žibintą, ar jums kiltų mintis naudotis jėga, sukčiavimu ar kitokiamis priemonėmis, mėginant atimti kažką iš kitų žmonių? Jeigu žinotumėte, kad džinas jums duos viską, ko norite, vos jums to paprašius, ar rizikuotumėte ir vargintumėtės atiminėti tai iš kitų? Ar jums būtų būtina laikytis įsikibus į tai, ką turite, ir viską glemžti savo? Akivaizdu, kad niekada to nedarytumėte. Tiesiog pasinaudotumėte savo stebuklingų žibintų, kad gautumėte tai, ko trokštate. Dabar įsivaizduokite, kad visi jūsų kaimynai taip pat turi savo stebuklingus žibintus. Ar egzistuotų tuomet kokie nors konfliktai jūsų bendruomenėje? Ar būtų būtina vieniems žmonėms išnaudoti kitus? Ar egzistuotų būtinybė vieniems žmonėms vogti iš kitų? Žinoma, kad ne. Visi tiesiog patrintų savo žibintus ir materializuotų tai, ko trokšta. Tiesą sakant, jūs ir turite šį stebuklingą žibintą. Tačiau džinas butelyje nėra kokia nors išorinė dievybė. Džinas butelyje yra jūsų dvasinis aš. Jūsų aš esu esatis. Būtent per šį aukštesnį aš Tėvas, kūrėjas, įkūnis savo troškimą padovanoti jums savo karalystę. Jūsų aš esu esatis yra Dievo įstatymų saugykla. Ir būtent jos vidų Dievas įdėjo savo įstatymus. Kai jūs, tai yra sąmoningasis aš, savo troškimus, vaizduotę ir laisvos valios pasirinkimus sugrąžinsite į harmoniją su savo aš esu esatimi, kuri nėra išorinė būtybė, bet yra tikrasis jūsų aš, Dievo gausa.
bus įkūnyta jūsų gyvenime. Per šią aš esu esate. Jums nebereikės imti iš kitų žmonių ar motinos gamtos. Nereikės naudotis jėga, kad galėtumėte įgyti Dievo gausą. Tai įvyks be pastangų iš vidaus. To nenoriu pasakyti, kad jums nereikės bendrauti su kitais žmonėmis. Dievas iš tiesų trokšta, kad žmonės dirbtų kartu, kurdami gausą. Kai žmonės dirba kartu, jų kūrybinės galios padaugina viena kitą. Ir todėl jie gali pasiekti daugiau dirbdami kartu, nei galėtų pasiekti dirbdami atskirai. Nemėginu nutapyti visuomenės paveikslo, kuriame kiekvienas žmogus būtų izoliuotas individas ir kurtų savo gausą, nebendraudamas su kitais. Tapau visuomenės paveikslą, kuriame visi žmonės gyventų harmonijoje, su kūrybiniais Dievo naudotais principais. Jie galėtų apjungti savo kūrybinės galias, atnešdami daug didesnę gausą, nei kada nors būtų regėję šioje žemėje. Didesnę gausą, nei dauguma žmonių savo dabartinėje sąmonės būsenoje pajėgtų net įsivaizduoti. Ši gausa yra tikrasis žemės potencialas. Fundamentaliame Dievo sukurtame šios planetos plane nėra įdiegta jokių apribojimų. Vieninteliai apribojimai yra tie, kurie egzistuoja Dievo bendrakūrėjų protuose savimonę turinčių būtybių, kurioms Dievas pavedė viešpatauti žemėje protuose. Dievas jums davė teisę bendrakurti šią planetą, kaip tik tai norite. Dievas jums davė teisę sukurti dabartinę ribotumų ir kančių būseną, išnaudojimų, konfliktų ir karų būseną. Jeigu tai yra ta patirtis, kurios nori žmonės, tuomet Dievas leis jiems susikurti šią patirtį, bent kurį laiką. Esminis šios visatos planas reikalauja, kad negalėtumėte išsaugoti šios ribotos būsenos amžinai. Sukurdami šią ribotą būseną, aktyvuojate sutraukiančią motinos jėgą, kuri palaipsniui nugriaus visus jūsų sukurtus ribotumus. Tiesą sakant, tai yra saugumo mechanizmas, užtikrinantis, kad jūs, beribė dvasinė būtybė, turinti beribį potencialą, negalėtumėte visai amžinybei įstrigti ribotoje būsenoje. Kai sukūrite kažką, kas yra harmonijoje su kūrybiniais Dievo principais, jūsų kūrinys yra tvarus. Tai, kas yra harmonijoje su Dievo įstatymais, neturi savyje priešingų jėgų, griaunančių šį kūrinį. Kai sukūrite kažką, kas yra už Dievo įstatymų ribų, jo viduje egzistuoja viena kitai priešingos jėgos. Ir šios priešingos jėgos atves prie konflikto. Kai didelis skaičius žmonių naudojasi savo kūrybinėmis galiomis, eidami prieš Dievo įstatymus, visuomenėje pamatote užgimstančius konfliktus. Staiga pamatote, kaip žmonių grupės pasidalėja į priešingas stovyklas ir apsibrėžia savo tapatumą priešpriešoje vieni kitiems. Ir būtent tuomet galite išvysti šią liūdną situaciją, kuomet dvi žmonių grupės gali žudyti vieni kitus to paties Dievo vardu. Jūsų mokslininkai atrado šį principą antrojo termodinamikos dėsnio pavidalu, kuris teigia, kad uždaroje sistemoje entropija didėja. Entropija reiškia chaosą. Ir jūsų mokslininkai atrado, kad pačioje gamtoje yra įdiegta jėga, kuri visas struktūras, visas organizuotas formas
grąžina į žemiausią įmanomą energijos būvį. Tai reiškia, kad visos struktūros yra išskaidomos į nebūtį, į grynąsias subatominės daleles. Tai yra esminio principo įdiegto į motinos šviesą mokslinis pagrindimas. Tai kaip sakiau anksčiau, kad motinos šviesoje yra įdiegta jėga, kurie siekia sugrąžinti visas formas ir rimties būseną. Jūsų mokslininkai pilnai dar nesuvokia šio dėsnio, nes tebėra pernelyg susikoncentravę į materialią gyvenimo pusę. Tai iš tiesų yra tiesa, kad materijos šviesa siekia sugrąžinti visas formas ir rimties būseną. Tačiau sutraukianti motinos jėga veikia ne viena. Kai tėvo plėtimosi jėga vykdo jai skirtąją rolę, užimdama namų galvos, dvasinė prasme vaidmenį, tuomet motinos plėtimosi jėga kūrinijos negriauna. Tam tikra forma gali egzistuoti neribotą laiką, nors tai nėra tas pats kaip amžinai. Jeigu sukursite kažką, kas nebus harmonijoje su Dievo įstatymais, jūsų sukurta forma, sutraukianti motinos jėga, pamažu sugriaus. Jeigu tai, ką sukursite, egzistuos visiškoje harmonijoje su kūrybiniais Dievo principais, jūsų forma nebus sugriauta, ji bus tvari ir egzistuos neriboto laiko tarpu. Nesakau, kad ji egzistuos amžinai, nes tėvo plėtimosi jėga reikalauja, kad visos formos save transcenduotų ir taptų daugiau. Egzistuoja milžiniškas skirtumas tarp nesubalansuotos formos sukūrimo, kuri bus išskaidyta į nebūtį, ir subalansuotos formos sukūrimo, kuri bus auginama ir taps daugiau. Kai kuriate netobulas formas, esate įsitraukę į nuolatinį kovą. Ir būtent tai atveda prie stygiaus, vargo ir kančių. Visą laiką jaučiate atsiliekantis, jaučiate, kad neturite užtektinai ir kad visos šio pasaulio jėgos yra pasirengusios atimti iš jūsų tai, ką turite. Ir priešingai, kai esate harmonijoje su Dievu, niekada neprarandate to, ką turite, ir naudojatės tuo kaip pamatu, ant kurio galite kurti dar didesnę gausą. Tai yra principas, kurį Jėzus iliustravo savo palyginime apie talentus. Mato 25 puslapis 14 eilutė. Kai Dievas sukūrė Žemės planetą, jis padėjo pamatus. Ir tik nuo žmonių priklauso, ar jie pastatys pilį ant šių pamatų. Tik nuo tarnų priklauso, ar jie padaugins savo talentus. Talentai, kuriuos Dievas davė žmonėms, yra jų kūrybinės galios, jų vaizduotė ir laisva valia. Jeigu užkasite šios talentus į žemę, eidami prieš kūrybinius Dievo principus, tuomet traukimosi jėga galiausiai sugriaus net ir Dievo padėtus pamatus. Visa planeta gali pavirsti dykynę, kurioje gyvybė būtų neįmanoma. Yra visiškai įmanoma, kad žmonija gamtos teršimu arba branduoliniu karu gali sunaikinti visą gyvybę šioje planetoje ir paversti šią planetą dykynę. Jeigu žmonės daugins savo talentus, jie išsaugos Dievo padėtus pamatus. Jie galės toliau ant jų statyti ir atnešti dar daugiau gausos, nei Dievas būtų sukūręs. Tai yra tikrasis Dievo troškimas. Dievas nenori, kad užkastumėte savo talentus į žemę. Jis nori, kad naudotumėtės šiais talentais, pagausindami savo gyvenimą ir tuo pačiu pagausindami visų kitų šioje planetoje gyvenančių žmonių gyvenimus. Galiausiai pagausindami net ir savo kūrėją. Juk jūsų kūrėjas į jūs įdėjo dalį savęs. Tad kai pagausinate šią dalį, pagausinate visumą.
pagausinate Kūrėją. Kai jūs tampate daugiau, Dievas tampa daugiau per jus. Ir tai yra visos kūrinijos varomoji jėga. Egzistuoja skirtumas tarp to, kas yra harmonijoje su kūrybiniais Dievo principais ir to, kas nėra harmonijoje su šiais principais. Dievo įstatymas teigia, kad niekas negali likti kaip buvę. Viskas turi eiti vienu arba kitu keliu. Tai gali plėstis, tai reiškia, jog vyksta savitranscendencija per plėtimosi jėgą, ir tai gali nykti. Tai reiškia, kad vyksta savęs naikinimas per traukimosi jėgą. Tikiuosi, kad jau suvokėte būtinybę atkurti harmoniją su nuolatinio augimo principais, idant galėtumėte naudotis savo kūrybinėmis galiomis saugiuose Dievo įstatymų ribose. Tikiuosi jau suvokėte, kodėl jums yra naudinga kurti tai, kas būtų tvaru ir galėtų toliau augti ir duoti jums vis didesnę gausą. Ir taip pat galėtų duoti didesnę gausą visiems kitiems žmonėms šioje planetoje. Jeigu suvokėte, kodėl tai yra svarbu, ir jeigu esate pasirengę sugrįžti į harmoniją su savo Dievu, tuomet kitame skyriuje parodysiu, kaip pradėti šį procesą, šią kelionę atgal į jūsų Kūrėjo širdį, šį grįžimą į vienovę su savo šaltiniu.